du skaitiniai. Pirmasis iš Išėjimo knygos 17 skyriaus 3-7 eilutė, kuri pasakoja, kai žmonės išėję iš Egipto nelaisvės, jie keliauja per dykumą į pažadėtąją žemę. Kelionė, aišku, užtrunka, kaip žinome, iš 40 dienų pavirsta 40 metų ir labai, aktualus poreikis. Milijonas žmonių, maždaug tiek, manoma, pajudėjo žydų tautos iš Egipto nelaisvės ir dykumoj nėra vandens. Logiškai, kad žmonės ištroška ir jie troško to vandens ir čia ta didžiulė Dievo išrinktoji tauta, jie trokšta ir murma. Ne tai, kad, sakykime, gražiai paprašytų ir dar ką nors, bet tokia, minia turi tokį charakterio bruožą. Aišku, priklausomai, kas dar tą minę ten pakaitina, kokią kryptį duoda. Ir čia pasakyta, jie murmėjo prieš Mozę. Ir jie murma jam pateikdami kaltinimus, kodėl jis juos išvedė iš Egipto, nes Egipte, tai kaip Lietuvoj, kraniuką atsisukai, įbėgtau vanduo, ar ne? Visos buitinės sąlygos. Ir kas, kad, esam vergai, kad mumis ten muša, ten deda visokius jungus, bet vandens turi. Kitoje vietoje, ten irgi kalbama, kai ten prašė valgyti, sako, būdavo, valgy duodavo 3 kartus per dieną. Aišku, mušti irgi gaudavom 3 kartus per dieną, bet vis tiek valgyti bent jau gaudavo. Ir jie murma prieš Mozę, prieš laisvę. Šitama ypatingai mums, kurie artėjom prie kovo 11-osios, gan irgi tokia aktuali, jeigu kas save prisimenat, kai buvom to vadinamo raudono Egipto nelaisvė ir kaip tauta mūsų išėjo iš tos Sovietų sąjungos. Pažiūrėkite, irgi pradžioje irgi nebuvo lengva. Kiek buvo tų murmėjimų ir žmonės visada linkę lyginti. Anais laikais buvo daugiau žmonių, buvo 3,5 milijono, kaip sakė, o dabar vos kaip sakant, 2 beliko, ar ne? Ten sako, ir kas ten, kad tu ten to produkto nebūdavo, eilėse pastovėdam, koks gražus socialinis reiškinys, visas gyvenimas virdavo po 3-4 valandas eilėje stovint prie tam tikro produkto, Įsivaizduot, ir tada lygindavo, anais laikais tai būdavo. Tai yra, mes sakom, žmogaus, kuris yra, turintis truputį vergo mąstymą. Jis bamba. Kuom skiriasi žmogus irgi ištroškęs to paties vandens, tačiau jis yra asmenybė. Klausėmės Evangelijų pagal Joną 4 skyrius 5-42 eilutės, gan ilgas buvo skaitinys. Džiugu, kad jūs ištvėrėte. Ir čia irgi pasakojimas, kaip ateina moteris, kurią žydai niekina, nes jinai samarietė, jinai tokia, sakykime, negrina krauja žydė, praskiesta, ir nes ten samariečiai tai tokie susimaišę su kitomis tautomis, tokie nebe grinuoliai. Greičiausiai tie samariečiai irgi tokie, kaip šiandien po truputį Lietuva darosi, spalvoti visokie, rusvi, juodi, raudoni, pakankamai su kokios tautos žmogumi lietuvis sukūrė šeimą. Ir tie buvo tokie, negrina kraujai. Ir aišku, žydai, kurie labai ten laikėsi tų visų taisyklių, įstatymų, jie juos niekina. Negana to, jos nuodėmė, žinot kokia yra? Šiandien, kai tai kovo 8, dėl to, kad jinai moteris. Net mokiniai, pažiūrėkite, kokia jų reakcija. Jie mato, kad jisai kalba su kažkokia moterim, dar samarietė. Jau jiems buvo klausimas, ką gali mokytojas mūsų toks šventas kalbėti su moterim. Bet kadangi jau buvo gavę ne vieną sykį nuo savo mokytojo, kad tokių kvailų klausimų neuždavinėtų, nes jis šiaip yra originalus mokytojas, jisai su nusidėlis ir su okupantais pašnek, gydo visus iš eilės ir priešus, ir saviškius, todėl jie susilaikė.
bet jų mintis čia buvo užrašyta. Nežinau, kas ten su videokamera įrašinėjo šitą visą įvykį Samarietė prie šulinio, nes nei vieno iš mokinių nebuvo, bet čia tiesiog toks jausmas, kad kažkas už dronų kabo, žinai, ir viską įrašinėjo. Ir tekstai viską žinom, kas čia iš kur mes tai žinom. Greičiausiai, kad papasako pats Jėzus, kadangi Jonas evangelistas yra mylimas mokinys, tai ten būdavo, kad užduodavo klausimą ir mes turim dėka Jono šį visą pasakomą pakankamai tokį nuoseklų. Čia yra tokia mintis, kad moteris ištroškusi eina 12 val. Dienos. Panašiai kaip dabar mes mes mišias baigsime apie 12 val. Tai yra karšta, tai yra toks momentas, kai prie šulinio pačiam karštyje kiti žmonės, jie nevaikšto, jie namuose sėdi, vandens pasisėmė, kai dar nebuvo taip karšta, nes reikia nešti didelį atstumą iki pat kaimo, reikia nueiti. Na ir jinai, tai nežinau, koks ten tas talpos buvo tasai indas, bet jai tikrai buvo tikriausiai atsibodę vaikščioti, nes jinai su tokiu džiaugsmu sako, duok man to vandens, kurį ten tu žadėjai amžinam gyvenimu, kad man nebereiktų vaikščioti su tuo ąsočiu. Priminsiu, kad ąsotis tai nėra mūsų, ta vadinama, kanistriukai plasmasiniai, kurie ten sveria, žinai, labai nedaug. Taigi, jinai ištroškusi eina parsinešti savo vandens, kad būtų be liudininkų, nes jai buvo iš tiesų nepatogu. Kai tik tai kaime eina, visas kaimas, žinot, Samarijos kaimas, visi vieni kitus pažįst. Mes šiauliečiai vieni kitus pažįstam. Ir aš kada kartais su tam tikrais parapiečiais susitinku, tai mane sako, tu sako, žinai, kad tas gyvena su tuo, tas miega su tuo, žinai, aš galvoju, iš kur tie žmonės žino? Sakau, gal ten žmonės, kodėl taip iškart jau, žinai? Gal žmogus nuėjo aplankyti ligonį, ten dar ką nors, kodėl iš karto taip jau, kas jau ten su kuo gyvena. Tai va, jai buvo iš tiesų liūdna. Jinai norėjo kada nors švęsti moters dieną tarptautinį. Net kovo 8 negali normaliai pašvęsti, bijo, kad neprikliuotų etiketę. Tai ta, kuri visiems duoda. Dirba labdaros organizacijoje. Tokia. Visiems vyrams duoda. Ir jinai va tokia, žinai, irgi nuvargusi nuo tų visų kaltinimų, kritikos. Jinai prieina ir, o dangau, norėjau be liudininko, o dar čia vyras. Tik tai tas vyras buvo kitoks. Ir dabar jinai, va čia, 12 valanda, ateina semtis to vandens ir visiškai kitoks dialogas negu tos tautos, tos minios, kuri bambėjo ant Dievo ir ant Mozės. Ir kai paprašo Jėzus gerti, jinai pati dabar nustemba, sako, tu esi vyras, o dar žydas, ir prašai manęs gerti. Ir šioje vietoje iš tiesų tas visas troškulys, Jėzaus čia dabar troškulys, jis yra tikras. Tai nėra tai, kad, žinot, Jėzus turėjo savo ten gertuvę, sėdi prie šulinio, jau labiau tik Jėzus, mes žinom, tik Jėzus vandeniu vaikšto. Kas jam paimto taip ranką iškelti, žinai, savo rankos gravitacija, žinai, jėga, vanduo pakyla, žinai, į delną pribėga, pats atsigeriu. Jisai savo galėtų savo tokį dalyką leisti. Tačiau Jėzus, kad ir ištroškęs, jisai ištroškęs kitokio vandens. Ir kaip klausytis iki pat gavo, jisai, kai sako, mano maistas yra vykdyti Dievo valią. Vadinasi, kai aš esu alkanas ir kai esu ištroškęs, mano kaip Jėzaus, kaip Dievo sūnaus alkis ir troškulys yra truputį kitoks negu jūs manot. Jis buvo ištroškęs normalaus santykio, pabendravimo. Žiūrėkite, moteris sužinosi, kad čia Mesijas, jinai nepuolė persižegnojo ir sakė, Tėve mūsų, kuris esi danguje, maldas pradėjo kalbėti. Jinai normaliai šnekas. Čia irgi mūsų yra gera žinutė. Dievas yra ištroškęs normalaus pokalbio. Pirmas tai, kad nebijotumėm uždavinėti klausimų,
Net jeigu tu ir jautiesi galbūt susitepęs, galbūt nevertas užduoti klausimo Dievui, nes aš žinau, kad gyvenu su ten 5 vyrais ar ten 6 ir dabartinis ne mano. Bet viešpačiui sako, aš ir to noriu. Man va tie visi šventeivos, tie mano tautiečiai, kurie gyvena, viskas ten tvarko. Ir ačiū Dievui, jie laikosi įstatymų, yra ištikimi, ten, vyras su, moterimi gyvena, ten, viskas. Ir vaikus jie augina. Bet mane, erzina, kad jie ateina su tokiais medaliais. Dabar labai žiūri, vėl pasirodė visur žiniasklaidoj visokie su medaliais. Ir jie, tie žmonės su, medaliais visokie, su, antpečiais, bando pertvarkyti pasaulio tvarką. Tai, sako, mane tie su tais medaliais, mane jau, kaip sakant, privedė. Aš sakau, noriu normaliai pabendrauti su normaliu žmogum, kad ir nusidėliu. Ir jinai dialoguoja, ten yra ir tokio humoro, jinai galbūt nusišypso čia tarptų klausimų, sako, tu žydas mane čia prašai, žinai. Ir viešpas labai nuoširdžiai, jisai sako, kad jeigu tu žinotum, kas tavęs prašo, tarsi pati būtum paprašęs, nes jinai atėjo paprašyti vandens pas ką? Pas patriarchą Jokūbą, kuris tą šulinį jiems padovanojo. Jinai atėjo pasisemti vandens iš žemės gelmių. Iš to žemės, kurią Dievas, tas pats Jėzus ir sukūrė. Ir tas dialogas iš tiesų irgi tos moters džiaugsmas, kad jinai sako, aš žinau, kas dabar tu esi, tai tu esi tas Mesijas, nuostabu. Jinai įtikėjo. Ir tas jos įtikėjimas, tas jos džiaugsmas, kuri netgi paliko savo tą sunkų ąsotį, atkreipkite dėmesį, jeigu jinai atėjo ištroškusi po pokalbio su Jėzumi, dabar išversiu į mūsų katalikišką kalbą, po maldos, normalios maldos, jinai tapo pagirdyta, tai, ką jai ir žadėjo Jėzus. Jinai tarsi kaip ant sparnų, atsigėrusi visą tą ąsotį normalaus dialogo su, žinot kuo, su vyru, kuris jos nepasmerkė. Taip jisai įvardino jos, sako, tu sako, šaunuolė, kad tu irgi kaip tie katalikai prieš mišias ištari tą maldelę, prisipažįstu visagaliam Dievui, kad gyvenu su 5 vyrais ir tasai ne mano, esu kalta. Sako, fine. Ir tas jos išklausimas Jėzus, kad įsivardino jos nuodėmes, tai, ką darė jos kaimo gyventojai, tu tokie ir tokie ir tokie. Jisai pasakė, panašiai kaip ir gyventojai, tik su meilė. Sako, tu tiesą pasakėjai, tu neturi to oficialaus vyro, negyveni santuokai, esi susidėjus. Aš tau, kaip čia žinau, čia taip nėra pasakyta, ir Jėzus po samarietės pokalbio pateisina visus nesantuokinius santykius ir dabar galit visi gyventi su kom tik nori vyrų, nes jisai jos nepasmerkė. Nėra tai. Jisai pasakė, kad tai yra netvarka ir tu dabar žinai, kad Dievas su tavim kalbėjusi ir eik papasakok. Jinai bėga į savo kaimą ir pasako visiems, sako, eikite pažiūrėti, radau Mesiją, apie kurį kalbėjo ir patriarchas Jokūbas, ir visos Seno testamento pranašai, sako, ateikite pažiūrėti. Tai jos, tas geroji žinia, jinai tampa, tą, kai jinai gavo, taip kaip jis sakė, Jėzus, sako, taps versme, iš kurios trykšta tasai vanduo. Jinai trykšta ir krykštauja. Kai iš jos teka tas vanduo, kai jinai gali papasakoti pagaliau kaimo gyventojim gerą žinią. Ir kaimas įtikė, jisai patys samariečiai ateina, paprašo pasilikti ir finalas yra tai, kad, sako, mes dabar išgirdome, mes buvome pagirdyti tavo žodžiais, tavo išgydymais. Taigi, mylėjai, turim savęs pabaigai dabar paklausti. O kaip su tavo troškuliu? Aš, pavyzdžiui, esu ištroškęs
to neslėpiu, ištroškęs, kad būtų viskas taip, kaip Dievas yra sugalvojęs. Man irgi vargina ta betvarkė, kuri vyksta, nežinau, ten politikoje, santykiuose, ten tie visokie genderizmai, dabar karai dar prasidėjo. Norisi tvarkos. Esu ištroškęs. Aš suvokiu, kad pasaulio savo jėgom aš negaliu pagirdyti savo, kad ir labai norėčiau gerais norais. Bet ką aš galiu padaryti? Aš galiu kiekvieną kartą ateiti pas Viešpatį ir turėti šį pokalbį kaip samarietė. Ir paprašyti Viešpatį, duok man gerti, pagirdyk mane tavo tiesa. Mes, pranciškonai, per visą tą karą Ukrainui meldžiamės Viešpatie, mes prašom tavo pergalės Ukrainai. Ne ukrainiečiai mes prašom pergalės. Tai yra didelis skirtumas. Ir nešaukiam slavą Ukrainai. Mes šaukiam slavą Bogų za Ukrainą. Mes neprašom kieno nors žmonių pergalės, nes mes esam ištroškę Dievo pergalės mūsų gyvenimuose. Kai pas mus ateina, ten irgi sako, čia, nepasidalinam turto, dar ko nors, pasakyk kunigė, kad atiduotų man tą mano dalį. Viešpatie, aš meldžiu tavo pergalės tų žmonių santykiuose, šeimose, tarp vyrų ir žmonų, tarp tėvų ir vaikų. Dieve, aš maldauju, pagirdyk savo pergalę mus visus. Amen.